Aš galvoju, kad psichoterapija apie paieškas daugiausiai ir yra. Kokią pagalbą tada rinktis? Aš nepapasakosiu to apie psichoterapiją, tų psichoterapijų yra labai daug visokiausių, kokių tik tai nori tų psichoterapijų yra dailės terapija, judesio terapija, belen kokios. Aš galiu pasakoti tik tai apie tai, ką aš darau. O mano metodai yra tie metodai, kuriuos aš savo sukūriau tada, kai man niekas nebepadėjo. Aš daug metų daug dariau, daug mokiausi, daug taikiau. Ir visas tas daug ko mokymas ir daug ko darimas mane nuvedė į eilinę krizę. Ta prasme, aš realiai po visko daug darimo, aš supratau, kad sėdžiu šiknoj. Ta prasme, toj pačioj, ten buvo blogai, daug dariau, toliau blogai, bet kitoj vietoj blogai. Bet, ta prasme, vis tiek tas pats blogai. Ir mane tai, kad man niekas neveikia, aišku, mane ten egzistencialistinė krizė numetė labai giliai, bet iš to, apie pyktį prieš tai kalbėjau, aš žiauriai supykau, mane žiauriai užkniso tai, kad visi tokie protingi, visi tai protingai kalba ir niekas man nepadeda, niekas. Ir svarbiausia, kad aš esu iš tų žmonių, kurie realiai daro metai po metų. Aš kai užsibrėžiu kažką, aš tikrai labai ir padarau ir iki dugno, iki gelmių einu labai giliai, žodžiu. Tai aš savo bent jau šitoje vietoje negalėjau prikišti, kad aš kažko nedadariau, nerimtai žiūrėjau, ten dar kažką praleido, Aš dariau. Ir dar dėl to man dar didesnis pyktis buvo, kad taigi dariau viską. Kur mano ta laimė, kur viskas, kas man buvo žadėta. Ir tada fuck you ir pradėjau daryti savaip. Ir aš pastaruosius tuos 7 metus, ką aš darau, aš išsiminėjau iš savo galvos visus stereotipus, kurių buvau savo per gyvenimą prisikimšusi. Ir tas metodas, kurį savo sukūriau, beje, man tada labai greitai viskas, ta prasme, nerealiai viskas labai greit pasikeitė. Aš tuo metu, sakau, gyvenau to egzistencialistiniai krizai, bet ne tik egzistenciniai krizai, ten emociniai visokioj kitokioj krizai, bet buvo finansinė krizė belenkokio dydžio, ta prasme. Ten aš jau kažkada pasakau, nežinau, gal kažkas iš jūsų jau girdėjote, aš vienkiemį gyvenu, miestietė, aš atsikraušiusi į vienkiemį, mokiausi kaip krosnį kuriant, atsikraušiau spalio mėnesį, malkų jokių nėra, užsipirkau malkos, žalios, šlapios nedega. Aš mokiausi kūrenti krosnį čia, gyvendama viena vienkiemyje, miestietė, kaimo net neturėjusi, mano kaimai, abudu kaimai mieste, ta prasme. Žodžiu, bet ten taip toks žiaurus buvo metas, aš apsakyti negaliu. Ir čia jau, kai ta krizė buvo, ta jau visiška krizė, aš buvau sudeginusi visas malkas, už kurias dar buvau 200 litų, turbūt tais litais dar buvo 200 litų skolinga, naujų malkų neturėjau už ką nusipirkti, bet buvo žiauriai šalta, sudeginau viską, kas tilpo man į krostį, ta prasme, buvo, o Jezu, kai buvo blogai. Ir aš iš to piktumo nusispjoviau, ta prasme, realiai, sakau, bet cenzūrų, sakau, fuck you, visi. Ir man tada klausimas buvo, kur toks žmogus, toks kaip aš. Nes kai aš pakalbu su kažkuom, su draugė kokia nors, kuri ten irgi ką nors studijuoja, labai navarotna, žodžiu, jinai po pokalbio su manim išeina, palengvėjusi, įsikvėpusi, atsigavusi, susirinkusi savo resursus, save asistačiusi. Tai kur mano tokia draugė kaip aš? Ir man ta mintis buvo, aš taip, iš dalies tai nefaina, tikrai tas laikas žiauriai nefainas buvo, bet kita vertus, būtent dėl to labai tos krizės didelės. Aš supykau ir aš tada, man atėjo tas atsakymas, tai kur mano draugė tokia kaip aš, o aš. Ir va čia visi tie jūsų klausimai apie savivertę, va čia apie tą patį, kai tu esi nulis, tada tu amžinai bėgioji ir ieškai, kas tave užpildys, nes visi yra protingesni, o tu vargšas toksai. Bet kai tu pasidarai vienetų, tada tu pradedi rinkti save ir tu, ir mano tie galiausiai tie visi metodai, kuriuo aš mokau ir apskritai viską, ką aš perteikiu, aš sakau, kad tu gali, ta prasme, tavo padėtis tikrai nėra tokia bloga, tu net neįsivaizduoji, kiek tu daug gali ir kiek tu daug savo gali padėti. Tai va, ir aš tada, kai supykau ir kai supratau, kad aš esu tas žmogus, kuris gali man padėti, aš ir pradėjau daryti tą, ką galėjau tuo metu. Ir aš dėl to labai suprantu tos žmonės, kurie ilgą laiką ten toj streso būsenoje prasėdi ir neturi jėgų niekam, tik tai gulėti ir valgyti. Jeigu dar turi pinigų už ką valgyti, nes man tuo metu ir to nebuvo, net aš neturėjau už ko net nieko, net valgyti. Tai
Kai tu ilgą laiką esi tokio labai didelio streso būsenoje, yra labai sunku kažką padaryti. Iš tikrųjų, realiai, tu neturi jėgų. Ir visą laimę, žinokit, kad net tada, kai yra visiškai nėra jokių absoliučiai jėgų, tu vis viena gali kai ką pradėti daryti gero savo ir labai lengvai ir tikrai labai greitai gali labai daug ką susitvarkyti. Mano, kai čia apie tą savo krizę pasakoju, ne, aš kai pradėjau tvarkytis savaip, aš bet ta prasme, man ten buvo rimtai, ta prasme, emocinis dugnas, toks dugnas, kad jau dugniau nebūna. Ta prasme, realiai dugnas buvo. Ir aš iš to savo dugno 3 dienos maždaug jau žiūriu visai taip pusę velnio. Ir aš nežinau, gal per 2 savaitės kažkaip man atsidarė apskritai, nežinau, galimybės, pradėjo eiti kvietimai, žodžiu, kažkaip labai mano gyvenimas labai ženkliai pradėjo tvarkytis. O paskui po dar kelių mėnesių, nes aš tada kaip tik pradėjau kurti tą savo sistemą, rašymo sistemą, ir tos rašymo sistemos esmė, kad tu savo mintis išanalizuoji per tam tikrą klausimų struktūrą. Ir aš rašiau su kompu, netgi nereikia ten ranka rašyti ar kažko, žodžiu, aš rašiau su kompu, bet tai yra toks kaip psichoanalitinis darbas pats su savim, tu prasidirbi labai daug, labai ten, žodžiu, labai logiškai, struktūrizuotai, bet pasižiūri tai, kas tau darosi tavo pasąmoniai, tavo baimės, tavo visokie, ten, labai daug visko gali sutvarkyti. Ir aš dirbau su savim ir po poros mėnesių aš tiesiog paskendau komplimentuose. Todėl, kad paskendau komplimentuose, o Asta, kas tau atsitiko, tu taip išgražiai, kas čia įvyko. Ir įvyko tai ne kremai kažkokie tai, ar kažkas, tai mano būsena vidinė antiek pasikeitė, kad tai tiesiog buvo visiškai akivaizdu visiems žmonėms, kurie mane matė. Ir aš kursus pradėjau daryti, šito metodo mokyti, aš pradėjau ne dėl to, kad aš esu tamsta mokyti, o dėl to, kad tiesiog visi pradėjo manęs klausinėti, ką aš darau. Tiesiog labai viskas natūraliai gavosi. Tai va. Ir o klausimas, tai va, kokią pagalbą rinktis tada? Mano gali rinktis. Jeigu tau viską išbandė ir tau niekas nepadėjo, jeigu tu klausai manęs ir tau rezonuoja, ką aš kalbu, jeigu tau rezonuoja mano istorija, tai aš galiu tau padėti tada. Aš tikrai galiu padėti tiem žmonėm, kurie nori išeiti iš aukos būsenos. Ir negaliu padėti tiem žmonėm, kurie nori, kad aš būčiau tabletė, kurią išgeria ir padeda. Tarsi, sutvarkyk mano gyvenimą už mane. Aš nieko nedarysiu, bet už mane sutvarkyk. Tai ne, netvarkysiu už tave tavo gyvenimą. Bet aš galiu tau padėti susitvarkyti pačiam ar pačiai. Ta prasme, jeigu tu nori įrankių, jeigu tu nori palaikymo, jeigu tu nori, jeigu tu nori išsikapstyti, aš tau padėsiu. Bet jeigu tu nori kapstyti savarankiškai, ta prasme, kaip čia savarankiškai, bet jeigu tu pats nori tapti savo gyvenimo autorium, aš tau padėsiu. Bet jeigu tu nori ieškoti, kas kaltas, kas atsakingas, tai ne, man neįdomu.